Sunku dabar Lietuvoj. A kam dabar lengva, a? Jodris nusišovė, Januškevičius sėdi, o Panašenko ir tas suimtas. O tai kaip tas įkliūva? Kvailai! Pasieniečiai atkreipė dėmesį, kad labai daug lašinių į Lietuvą vežasi. Pagalvok, į Lietuvą vežasi lašinius. Nu. Jo, tai ten šovinių ir rado. Nu, jo. O klausyk, kaip tau su užsakymais, a? Nu, kaip tau pasakyti? Turiu aš tų haltūrų, bet laikai nekokia, už šūvį tik 20 litų moka. Tai kada tu tokias kainas matėjai? Au, palauk truputį. Sekundę. Ką darysi? O čia reikaliuką reikia sutvarkyti vieną. Padavėjau, dar alaus, už 20 litų. Nu, klausyk. Paskutinį rimtą užsakymą gavau prieš 1,5 metų. 2 turėjo žūti autokatastrofoje, 1 pasikart kameroj. Nu, kad švariai viskas praėjo. 2 pasikorė, 1 žuvo, tai va. Jo. Nu ką, mūsų sferai dabar nelengva, ne? Dabar gerai gyvena, pasakysiu tau, tik tai kontrabandininkai ir pinigų skalbėjai. Tai inteligentai visą laiką gerai gyveno. Ja, inteligentai suknisti. Mhm. Palauk, kur aš jį mačiau? Kas? A, užsakymo numeris 38. Aš už jį buvau į priekį paėmęs. Nu va, nebeskolingas. Žinai, Paulauskas atsisakė savo apsaugos. Jo, drąsus tipas. Tai žino savo stipriasias pusės. Nu? Taigi. Juk galėtų Paulauską kas nors pagaut ir paskui pareikalaut, kad Hatabas Molinarasas Ibn Abdurrahmanas būtų paleistas kartu su visais teroristais savo kovos draugais. Taip, galėtų, bet taigi pats žinai, kad jisai nepagaunamas jokiamis aplinkybėmis. Arba, pavyzdžiui, kas nors pagrobtų Paulauską, pareikalautų išpirkus. Irgi galima būtų, bet pats žinai, kad nepagrobiamas jokiamis aplinkybėmis. Nebent va kas užsakytų nušauti arba susprogdyti. O, tada... Tu juk pats žinai, kad jis nei susprogdinamas, nei nušaunamas. Paulauskas netgi eidamas miegot. Nesivilka jokios pižamos neperšaunamas. Vat jis ir žino savo stipriasias pusės, va. Taip, man kaip profesionalui iš tiesų matyt, kad Paulauskas žino savo stipriasias pusės. Labadiena. Šitą vyrai, norėjau paklausti, matau, jūs tikri savo reikalo profesionalai. Nu, savo reikalo profesionalai, kas iš to? Nu, tai vat jūs čia kalbėjot, ar tikrai vat Seimo pirmininkas tikrai yra vat toks supermenas? Tai kodėl supermenas? Nu, taigi patys jūs sakėt, nu, nei nušaunamas, nei pagaunamas, nei susprogdinamas, nu, nei... Kam tas tavo Paulauskas, kurių velnių jis kam nors čia Lietuvoj reikalingas? Kam jį šaudyti, tėvai? Nu, iki. Iki. Tu matai, vat stipri asmenybė, tai visada žino vat savo stipriasias asmenybės pusės. Vat.